Ketvirta užduotis apie nuotykių parką. Taigi, kaip matome, mums duotas prie šio uždavinio šitoks skelbimas, kad vieno bilieto kaina yra 8 eurai. Ir, kaip aišku, dažniausiai prie tokių uždavinių būna, kad aišku taikomas kažkokios tai nuolaidos yra grupiai, tai šiuo atveju yra, jeigu perkama daugiau kaip 10 bilietų, tai turime omeny jau reiškia, jeigu tarkim perkama 11, 12, 13 ir taip toliau, tai kiekvienam tam bilietui yra skiriama 10% nuolaida. Tai yra už 10 bilietų yra mokama įprasta kaina, o jau visiems likusiems yra pritaikoma kiekvienam tam bilietui 10% nuolaida. Tai tokia sąlyga, manau, jinai aiški. Taigi, ir pirmoji dalis šio uždavinio prašo būtent išsiaiškinti, kokia yra to 11 bilieto, to bilieto, nuo kurio jau pradedama taikyti nuolaidą, kaina. Tai kaip mes tai paskaičiuojame? Paprastai, atsakymas, kaip matote, A, be nuolaidos to 11 bilieto kaina būtų 8 eurai, kaip ir visų kitų, bet kadangi jam yra suteikta nuolaida, o suteikta nuolaida yra 10%, tai mes tuos 8 eurus padauginame iš procentus atitinkančios dalies, tai yra 0,1 ir gauname 0,8 eurus. O tuomet tiesiog iš 8 eurų atimame tą suteiktą nuolaidą ir gauname 7,2 eurus arba 7 eurus ir 20 centų. Kokiu atveju tai yra atsakymas A. Antroji dalis prašo išsiaiškinti, kiek pinigų iš viso už bilietus sumokės 12 žmonių grupė. Tai čia vėl yra svarbu dabar atskirti, už kuriuos bilietus bus mokama pilna kaina ir už kuriuos bus mokama, pritaikius nuolaidą. Tai, akivaizdu, kad be nuolaidos, tarkim, jeigu mes pirktume 12 bilietų, tai tiesiog būtų 8 kart 12, 96 eurai. Bet mes žinome, kad 11 ir 12 bilietui bus suteiktos nuolaidos. Ir žinome taip pat iš praeitos dalies, kai skaičiavome, kad vienam bilietui suteikta nuolaida yra 0,8 eurų. Vadinasi, kadangi mes turime 2 bilietus, kuriems bus suteikta nuolaida, tai mes 2 padauginame iš 0,8 euro ir gauname, kad iš viso bus suteikta 1,6 euro nuolaida. Tai iš 96 eurų atimame tą 1,6 ir gauname, kad su nuolaida mes už visus tos 12 bilietų sumokėsime 94 eurus ir 40 centų. Trečioji dalis klausia, kiek žmonių buvo grupėje, jeigu už jų visų bilietus sumokėta 137 eurai ir 60 centų. Taigi, dabar jau reiškia, mes jau žinome, kiek mes sumokėjome, bet mus dabar domina, kiek buvo žmonių. Tai yra, praktiškai tai yra atvirkštinis uždavinys prieš tai buvusiam. Nes ten mes žinojome, kiek yra žmonių ir skaičiavome, kiek mes sumokėsime už visus tos bilietus. O dabar yra atvirkščiai. Todėl šiuo atveju mums reikėtų pasižymėti nežinomųjų dydžiu, kiek tų žmonių yra. Tai tarkime, iš viso žmonių yra x. Tuomet, remiantis 4.2 dalies atsakymu, akivaizdu, kad x yra daugiau už 12. Nes, sakant, dabar nebeatsimenu, kiek mes ten gavome, bet akivaizdu, kad šita suma yra dar didesnė už 4.2 dalyje gautą sumą, taigi akivaizdu, kad bus daugiau negu 12 žmonių. Arba, kitaip sakant, aplamai daugiau negu 11. Kitaip sakant, tikrai bus dalis bilietų, kuriems bus suteikta nuolaida. Taigi, tokiu atveju, ką mes darome? Reiškia, jeigu pradedant nuo 11 bilieto jau yra taikoma nuolaida, taigi mes galime tuomet reiškiniu užsirašyti, kad x minus 10 bilietų bus suteikta 10% nuolaida. Pavyzdžiui, jeigu turime 13 bilietų, tai yra būtų 13 žmonių, x lygų 13, pirktume 13 bilietų, tai tuomet x minus 10, reiškinio reikšmė su x lygų 13 būtų 13 minus 10, 3. Viskas teisingai, reiškia, jeigu yra 13 žmonių, tai 3 bus bilietams suteikta 10% nuolaida. Taigi, pasižymim taip, tiksliau išsireiškime jau, reiškinį užsirašome. Tuomet
vėl žiūrime, jeigu be nuolaidos, tarkim, kiek mes sumokėtume už visus bilietus. Tai aišku, jeigu žmonių yra x bilietų, kiekvienas kainuoja 8 eurus, tai 8 kart x būtų 8x eurų. Tuomet paskaičiuojame nuolaidos vertę, tai yra kiek mums bus suteikta nuolaidos. Tai jeigu mes jau išsiaiškinome, kad x minus 10 bilietų bus suteikta 10% nuolaida, o taip pat žinome, kam lygiai yra ta 10% nuolaida, jeigu neklystu iš pačios pirmos dalies mes tam paskaičiavom, kad tai yra lygu 0,8, arba kitaip sakant, dabar galime dar sėki pasitikrinti, 8 kart 0,1 yra 0,8. Dėl to, kiekvienam bilietui, kuriam bus suteikta nuolaida, tai jinai bus lygi 0,8, tų bilietų yra x minus 10, tai viso nuolaidos vertė bus štai tokia. Kai turime, kiek mes sumokėtume be nuolaidos, turime nuolaidos vertę, tai tiesiog iš reikšmės be nuolaidos atimame nuolaidą ir gauname, kiek mes iš tiesų realiai sumokėsime. Tai yra, mes kitaip sudarome lygtinis. Būtent kiek mes sumokėsime, mes žinome, nes jau tai yra sąlyga pasakyta. Tiesiog va taip savo galim netgi bekalbėdami savo, besiaiškindami ir taip ir sudaryti lygtį. Taigi, dabar mums belieka ją išspręsti. Tai čia akivaizdu, kad viskas labai paprasta. Čia matome skliaustukus, juos reikia, kaip sakant, atsiskliausti, tiesiog reikia viską, sutraukti panašiosius narius. Ir gauname, kad x lygu 18. Taigi, 4.3 dalies atsakymas yra 18, nes mes x būtent ir buvom pasižymėję žmonių skaičių. Taigi, ketvirta dalis. Ketvirtoji dalis būtent yra tokia, kad jau sąlygoje pasakyta, kad mes x sužymime žmonių skaičiais, tai pasakyta, kad yra didesnis už 10 ir pasakyta, kad kiekvienas atskirai pirko bilietą. Kokią pinigų sumą jie sutaupytų, jei bilietus pirktų kaip viena grupė. Tai reiškia, mes suprantame, kadangi jeigu jie perka bilietus visi atskirai, tai jiems šitas skelbimas, kaip sakant, ta nuolaida, apie kurią čia yra kalbama, jie jos negauna. Nes jie visi perka bilietus atskirai. Tai yra, vienas ateina, nusiperka bilietą, kadangi jisai nėra grupė. Tai yra, jisai vienas žmogus, jisai be grupės yra. Ateina kitas žmogus, žodžiu, visi ateina atskirai ir jiems nėra taikoma nuolaida. Taigi mes gauname vėl tokią situaciją, kad jei būtų perkami bilietai kaip grupiai, tai už 10 bilietų būtų mokama įprasta kaina. Na jau mes tą šiaip aptarėme ankstesnėse dalyse. O likusiems x-10 bilietų būtų suteikta nuolaida, kurios vertė, bendra vertė yra štai tokia. Na, čia tiesą sakant, jau viskas eina iš ankstesnių dalių. Tai, jo, na ir čia dar paaiškinti. Tai iš tiesų, mes praktiškai, man atrodo, jeigu neklystų, mes jau 4.3 dalį sprendžiant, jau, man atrodo, mes šitą reiškinį buvom užsirašę, tai tiesą sakant, čia jokių sunkumų turėjo nesukelti šitą dalis. Nes, tiesą sakant, mano požiūrį žiūrint, jinai buvo tikrai dar paprastesnė negu 4.3. Taigi atsakymas yra šios dalies A.